Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Atėjo Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmė. Po truputį ruošiamės šiai dienai šurmulio meditacijose. Ruošdamėsi įsigiliname, įsijautėme į įvairius Marijos gyvenimo momentus Evangelijoje. Ką Evangelijoje daro mergelė Marija ir ko ji moko mus šiandien, rodo, kaip ieškoti Jėzaus ir kaip jį surasti. Jėzų mes surandame visų pirma per šventąsias mišias. Būtent čia, kur taip dažnai lankomės, kur taip dažnai esame. Bažnyčia moko, koks didelis dalykas yra šventosios mišios, kada tik ant altoriaus atnešaujama kryžiaus auka, vykdomas mūsų atpirkimo darbas. Per šventąsias mišias galime išgyventi Jėzaus gyvenimą ir priimti tai, ką jis atnešė. Bet taip pat šventosios mišios yra lyg Marijos gyvenimo santrauka. Ir apie tai yra ši meditacija. Kažkada angelas Gabrielius pranešė Marijai apie jos pašaukimą. Angelas pasakė, kad šventoji dvasia ją apgaubs savo šešėliu ir ji pradės sūnų iš šventosios dvasios. Marija tarė tebūnie. Ir viskas išsipildė dėl jos pritarimo, dėl jos žodžio. Lygiai taip pat per šventąsias mišias, šventosios dvasios dėka, tas pats stebuklas pasikartoja. Kunigas taria konsekracijos žodžius vienybėje su bažnyčia ir taip duona nebėra duona, nes ji tampa Kristaus kūnu, o vynas nebėra vynas, nes tai jau Kristaus kraujas. Žodis tampa kūnu. Ir per šventąsias mišias išgyvename tai, ką išgyveno Marija tada, kai Jėzus įsikūnija. Visą gyvenimą Marija įdėmiai klausosi Dievo žodžio. Ir viską, ką Jėzus sakė ir darė, Marija laikė savo širdyje. Ir ne tik laikė atmintyje, bet ir giliai apmąstė savo maldoje. Per kiekvieną šventąsias mišias mes prisimename Jėzaus žodžius, skelbiame Evangeliją, bandome taip pat giliau ją suprasti. Ne visus Jėzaus žodžius skelbiame, tiesa, nes ne visi jo žodžiai ir ne visi stebuklai užrašyti. Tokiu atveju knygos netilptų bažnyčiose, tai būtų labai nepraktiška. Bet prisimename būtent tuos žodžius ir tuos įvykius, kuriuos mums perdavė Marija ir apaštalai. Jie perdavė tai, kas svarbiausia. Per šventąsias mišias, kai skelbiame Evangeliją, kai bandome suprasti Jėzaus žodžius, tada sekame Jėzumi. Taip, kaip tą darė Marija. Per šventąsias mišias esame prie Jėzaus kryžiaus. Per šventąsias mišias pasikartoja Jėzaus auka, nors ir nekruvinu būdu. Kada tik ant altoriaus atnešaujama kryžiaus auka, vykdomas mūsų atpirkimo darbas. Ir mes, kaip Marija, stovime prie Jėzaus kryžiaus. Iš pažiūros dalyvavimas šventosiose mišiose truputį pasyvus. Stovime, klausome, žiūrime, tariame, bet galbūt tik porą žodžių. Bet būtent taip Marija stovėjo po Jėzaus kryžiumi pačią sunkiausią valandą. Atrodo, tik stovėjo ir tylėjo. Bet buvo Jėzui paguoda savo buvimu ir susikaupimu. Kai tiek žmonių Jėzus skaudino, arba savo žiaurumu, arba abejingumu, ji buvo jam paguoda. Regis tik stovėjo, bet tuo pačiu palaikė ir kitus, kurie buvo šalia prie Jėzaus kryžiaus. Ir dėl Marijos nepabėgo iš ten. O stovėti prie kryžiaus nėra lengva. Taip ir mes. Esame Dievui paguoda ir kitiems žmonėms atrama, kai susikaupę dalyvaujame šventosiuose mišiose. Pagaliau per šventąsias mišias patiriame Jėzaus prisikėlimą. Per šventąsias mišias Jėzus yra tarp mūsų, nes jis gyvas. Kai priimame komuniją, tai yra Jėzaus kūnas, prisikėlusio Jėzaus kūnas. Vėlgi, kai pagalvojame apie Mariją,
kaip lengva tai išgyventi per šventąsias mišias. Marija pasitikėjo Dievo galybę, kai laukė Jėzaus prisikėlimo, ir jos pasitikėjimas jos nepavedė. Taip ir mes, kai dalyvaujame šventosios mišiose, esame kupini pasitikėjimo Dievo galia. Tikėjimo, kad Dievas stipresnis už visus išmėginimus. Paklauskime, ar šventasis raštas kur nors mini, kad Marija būtų dalyvavusi šventosiose mišiose. Reikia atidumo pastebėti Mariją. Apskritai, Evangelijoje ji visada tarsi pasislėpusi, bet tuo pačiu visada vietoje, ten, kur yra Jėzus. Po Jėzaus žengimo į dangų ją randame maldoje, šventosiose mišiose. Kai Kristaus mokiniai po jo prisikėlimo renkasi drauge, Marija yra su jais. Visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su Jėzaus motina Marija, rašoma apaštalų darbuose. Ir pridedama, atėjus sekminių dienai, kai šventoji dvasia nusileido ant mokinių, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje, o tarp jų buvo ir Marija. Ką ta pirmųjų krikščionių bendruomenė, pirmoji bažnyčia veikia? Baliavoja, žinoma, šventė, bet visų pirma ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Būtent dalyvavo šventosiose mišiose. Darė tai, ką Jėzus liepė daryti per paskutinę vakarienę, per pirmąsias šventąsias mišias. Nes būtent šventosiose mišiose jie surasdavo Jėzų. Popiežius Pranciškus laiške apie šventąsias mišias užrašė labai gražią mintį, labai giliai savo širdies. Priėmusi angelo Gabrieliaus žodžius, į savo įšiose laikė žodį, tapusi kūnu. Taip dabar mergelė laiko bažnyčios įšiose tuos gestus, kurie sudaro jos sūnaus kūną. Tai yra šventųjų mišių žodžius ir gestus. Kaip būdama žemėje visada lydėjo Jėzų, taip ji šiandien lydi ir mus. Kaip žiūrėjo pirmosius krikščionis per šventąsias mišias, taip atidžiai stebi ir mus. Marijos motiniškas žvilgsnis kunigą ir visus mus stebina, mus skatina pasitempti. Juk nesielgsi bet kaip mamos akivaizdoje. O mums visiems Marijos buvimas šalia primena, kaip per šventąsias mišias galima išgyventi visą Jėzaus gyvenimą. Taigi, visą šį devyndienį lydėjome Mariją, ieškodami Jėzaus. Tegu ji padeda mums surasti jį visose savo gyvenimo aplinkybėse, bet visų pirma ten, kur lengviausia, per šventąsias mišias.